Antrąjį gegužės savaitgalį Druskininkuose įvyko renginys, kurio mėgėjų krepšinio istorijoje Lietuvoje dar nebuvo. Susitiko net 3 šalių mėgėjų krepšinio komandos – iš Lietuvos, Baltarusijos bei Latvijos. Baltic Challenge Cup pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai, nes čia susitinka Pabaltijo valstybės. Burtai nulėmė, jog pirmajame pusfinalyje dėl patekimo į finalą susikovė Vilniaus krepšinio lygos bei svečiai iš Baltarusijos, Minsko, neprofesionaliosios krepšinio lygos krepšininkai. Vilniaus komanda turnyrui surinko labai pajėgią sudėtį, kurioje dauguma žaidėjų buvo iš elito grupės, todėl nieko keisto, jog atvykus į varžybas tikslas buvo vienas – laimėti. Tuo tarpu svečiai iš Baltarusijos, specialiai besirengę šiam turnyrui, daugiau kaip mėnesį atvyko nestipriausios sudėties. Tačiau ir šie krepšininkai buvo pajėgus parodyti tai, ką sugeba iš tikrųjų. Rungtynių pradžioje iškilmingai pristatytos abidvi komandos įvardinant visus žaidėjus bei rungtynių teisėjus. Visam turnyrui teisėjavo kviestiniai arbitrai. Viso sezono metu Vilniaus krepšinio lygoje surinkę aukščiausius įvertinimo balus, taip pat svečiai iš Švyturio Kauno krepšinio lygos. Kaip ir priklauso, prieš susitikimą nuskambėjo nacionaliniai Baltarusijos ir Lietuvos šalių himnai. Jau netrukus rungtynių arbitrai į aikštelę pakvietė ir startinius komandų penketukus. Vilniaus krepšinio lygoje rungtynės pradėjo tokios sudėties: Eduard Rogačiov, Edgaras Simonavičius, Mantas Kibildis, Alanas Dzeranovas ir Paulius Joneliūnas. Tuo tarpu svečiai iš Baltarusijos startavo tokia sudėtimi: Pavel Jurkevič, Sergej Jurlevič, Nikolai Fakejev, Kiril Stepanov ir Pavel Kazlov. Susitikimo pradžia nebuvo labai sėkminga Baltarusijos krepšininkams ir Vilniaus komanda iš karto spurtavo 8-0. Nepaisant to, baltarusai nepasidavė ir po minutinės pertraukėlės sušvelnino savo atsilikimą. Pamatę tai sukruto ir vilniečiai. Žymiai aktyviau pradėjo žaisti gynyboje, greitos atakos, gražus pelnyti taškai ir skirtumas tuoj pat išauga. Po pirmojo kėlinio ekipa skyrė net 24 taškai.
32-8. Neįtin vaizdas pasikeitė ir antroje rungtynių pusėje. Pirmus 3 kėlinius laimėję užtikrintai, Vilniečiai ketvirtame visgi buvo šiek tiek silpnesni ir leido svečiams pelnyti 14 taškų bei laimėti kėlinuką 14-11. Vilniaus komandos treneris Justas Černiauskas neleido nė minutei atsipalaiduoti savo krepšininkams, todėl skirtumas buvo daugiau negu triuškinantis. Na, o sėkmingiausiai svečių gretose pasirodė tik vienas krepšininkas, 17 taškų įmetęs Nikolai Fokėjev. Visiems kitiems žaidėjams nepasisekė pelnyti dviženklio taškų kiekio. Tuo tarpu Vilniaus komandoje tokių buvo išties daug. Rezultatyviausias buvo Alanas Zeranovas 21 taškas bei 18 pelnęs Edgaras Matusevičius. Dar po 10 atseikėjo Edgaras Simonavičius bei Laurynas Žilinskas. Užtikrinta Lietuvos komandos Vilniaus krepšinio lygos rinktinės pergalė pirmajame pusfinalyje rezultatu 94-43. Сборная Беларуси сыграла первый матч и проиграла. Теперь будете играть за 3-е место. Как будет в этой игре? Я думаю, мы постараемся выложиться по полной. И просто тяжелая первая игра, хорошая команда. Я думаю, что Вильнюс должен быть чемпионом. Но, к сожалению, наверное, не были полностью готовы. Будем стараться работать дальше и в полуфинале за 3-е место выложиться. Кого хотите видеть в финале? Каунасскую команду или латышей? Честно сказать, не знаю. Никаких таких не знаю ни одну, ни другую команду. Поэтому хочется, чтобы просто победил сильнейший, тот, кто будет более активен, более достоин победы, будет бороться за мяч, тот и должен играть в финале, для того, чтобы был красивый финал. Хорошо, спасибо. Antrajame turnyro pusfinalyje susitiko Švyturio Kauno krepšinio lygos bei Latvijos Rygos LBL komandos. Latvijoje dabar pats atkrintamųjų varžybų įkarštis, todėl nieko keisto, jog mūsų kaimynų komanda tebuvo sudaryta iš 7 svečių delegacijos. Jiems teko labai sudėtinga užduotis jau pirmosiose rungtynėse KKL ekipa. Nors kauniečiai ir nekėlė savo aukščiausių tikslų žūtbūt laimėti čempionatą, lengva latviams tikrai nebuvo. Kaip ir prieš pirmąsias rungtynes, taip ir dabar nuskambėjo abiejų šalių nacionaliniai himnai.
Pačios rungtynės buvo pakankamai atkaklios. Jas komandos pradėjo tokiais startiniais penketukais. Mūsų svečiai iš Latvijos – Aigars Caunytis, Intars Miķelsons, Rudolfs Gobnieks, Maris Gravis ir Edvins Levčenko. Tuo tarpu Kauno komanda startavo tokia sudėtimi. Aidas Makūnas, Giedrius Jevstignėjevas, Šarūnas Labenskas, Linas Vėlavičius bei Andrius Lapinskas. Jau po pirmo kėlinio kauniečiai pirmavo 11 taškų persvarą 28-17. Nemažino apsukų lietuviai ir antrajame, pelnė dar daugiau – 30 taškų. Įpusėjus rungtynėms švieslentė rodė pakankamai solidžią Lietuvos ekipos persvarą 58-31 ir klausimų, kas pateks į finalą, beveik neliko. Trečiasis ir ketvirtasis kėliniai praėjo daugmaž apylygiai. Ketvirtąjį netgi 5 taškais sugebėjo laimėti svečiai, tačiau galutinis rungtynių rezultatas KKL naudai – 89-66. Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai rungtyniavo Šarūnas Labenskas, pelnęs 23 taškus. 14 įmetė Aidas Makūnas, 15 įmetė Raimundas Baltrušaitis, 14 Aidas Makūnas bei 13 Linas Vėlavičius. Tuo tarpu Latvių sudėtyje daugiausiai taškų 19 pelnė Rudolfs Gobnieks. Gaila, tačiau šis krepšininkas rungtynių pabaigoje gavo traumą ir susitikime dėl trečiosios vietos komandai beveik negalėjo padėti. Po 14 taškų pridėjo Intars Miķelsons bei Edvins Levčenko. Марик, команда Латвия проиграла первый полуфинал. Как самочувствие? Вы знаете, как мы приехали, сразиться, но мы не приехали в самом сильном составе. Так что уже знали, что будет очень-очень трудно, но уже знали примерно, с кем будем играть. Так что уже немножко подготовили себя морально, что не будет самая лучшая игра. Но при том, в каком составе мы приехали, при том, как немножко волновались, пару друзей была первая игра такая интернациональная, так что очень трудно было. Но сделали пару красивых комбинаций, сделали что-то, закинули, немножко боролись, не получилось. Как выйдет борьба за третье место против Белоруссии? Знаете, как мы вторые играли, немножко подуставшие, мы только 7 человек приехали, но будем бороться, да, у нас один из лучших игроков получил травму, но будем бороться, поставим зону. Потихонечку видели, как они играют, не боимся их. Будем надеяться, что попадем с кольца, под кольцом, что не могли сделать и выиграем. Хорошо, спасибо, Марик. Rungtynėse dėl trečiosios pozicijos susitiko pusfinalius pralaimėjusios komandos. Tai mūsų svečiai iš Latvijos, LBAL komanda iš Rygos bei Baltarusijos NBL ekipa. Antras rungtynės iš eilės žaidę Latvijai buvo tikrai labai privargę. Nepaisant to, jie puikiai pradėjo susitikimą ir šovė į priekį net 9-2. Tačiau tai buvo vienintelė sėkminga atkarpa, kuomet jie pirmavo. Startinis Latvių penketukas pasikeitė nežymiai. Nerungtyniavo tik tai Rudolfs Gobnieks, kuris pusfinalyje gavo traumą. Tuo tarpu Aigars Caunytis, Oskars Kalvinš, Intars Miķelsons, Maris Gravis bei Edvins Levčenko ir vėl žaidė beveik visas rungtynes. Baltarusių startinis penketukas buvo toks: Sergej Jurkevič, Kiril Stepanov, Pavel Kozlov, Nikolai Fakejev ir Pavel Jurlevič. Po pirmojo kėlinio baltarusiai turėjo nedidelę 6 taškų persvarą. Neįtin padidėjo jinai ir rungtynėms įpusėjus – 42-31. Žiūrovai su nekantrumu laukė, kuo pasibaigs ši dvikova. Tačiau Latvių jėgos seko, o baltarusai, vis greitindami savo žaidimą, po trečiojo kėlinio jau pirmavo 17 taškų persvarą.
Paskutinis ketvirtis te buvo formalumas. Jį laimėjo 14 taškų skirtumų, baltarusai pirmą kartą komandos istorijoje pasidabina Baltic Challenge Cup bronzos medaliais. Rezultatyviausiai Baltarusijos komandos gretose žaidė 21 tašką įmetęs Pavel Kozlov, 16 pridėjo Nikolai Fakėjus. Tuo tarpu LBL komandoje nesustabdomas buvo Edvins Levčenko įmetęs net 32 taškus, 10 pridėjo Maris Gravis. 85-54 bronzinę dvikovą laimi Baltarusijos NBL komanda. Tuo tarpu didžiajame finale susitiko nesvetingieji šeimininkai – Vilniaus krepšinio lygos bei Švyturio Kauno krepšinio lygos krepšininkai. Nepaisant to, jog pusfinalyje ekipos pasirodė ganėtinai skirtingai, kauniečiai laimėjo 23 taškais, vilniečiai net 51, vyko labai atkakli kova beveik iki finalinės rungtynių sirenos. Vilniečių startinis penketukas šiek tiek pakito. Šį kartą jis buvo toks – Eduard Rogačiov, Edgaras Simonavičius, Mantas Kibildis, Alanas Zeranovas bei Paulius Joneliūnas. Kauniečių gretose startinėme penketuke pasirodė šie žaidėjai – Aidas Makūnas, Giedrius Jevstignėjevas, Šarūnas Labenskas, Raimondas Baltrušaitis bei Linas Vėlavičius. Net du Kauno ekipos krepšininkai rungtynes žaidė be keitimų – tai Aidas Makūnas bei Linas Vėlavičius. Abiems jiems sekėsi išties puikiai. Ypač Aidas Makūnas savo taikliais tritaškiais nekartą vertė vilniečius griebtis už galvos. Po pirmo kėlinio kauniečiai pirmavo 29-21 ir privertė daugumą susirinkusių žiūrovų palaikyti būtent juos. Po prasto starto atsigavo ir Vilniaus ekipa, antrajame kėlinyje perlaužusi įvykių eigą savo naudingą linkme. Nepaisant to, rungtynėms įpusėjus, švieslentėje rezultatas lygus 48-48. Trečiajame ketvirtyje išryškėjo šiek tiek didesnis vilniečių atsarginio suolelio pranašumas. Ir Vilniaus komanda pirmavo jau 5 taškais. Užtikrintas žaidimas paskutinėjame kėlinyje lėmė vilniečių sėkmę ir visame turnyre. Galutinis rungtynių rezultatas 103-83 Vilniaus krepšinio lygos komandos naudai. Rezultatyviausiai vilniečių gretose rungtyniavo po 19 taškų įmetę Edgaras Matusevičius bei Alanas Zeranovas. 18 pridėjo Paulius Joneliūnas. Tuo tarpu kauniečių gretose, kaip ir minėjome, nesulaikomas buvo Aidas Makūnas, net 25 taškai. 17 pridėjo Linas Vėlavičius. Čempionatui pasibaigus buvo apdovanoti visi dalyviai, net ir tie, kurie užėmė 4 poziciją. Ne vienas neišvyko be taurės ar atminimo diplomo. Vakare visus krepšininkus pakvietė pas save rėmėjai Druskininkų akvaparkas. Dalyviai galėjo pasidžiaugti jo teikiamais malonumais, taip pat naktinių klubų, pažaisti boulingą bei šauniai praleisti laiką vandens atrakcionuose. Tai pirmas, tačiau tikrai ne paskutinis toks renginys, kuriame dalyvauja Vilniaus krepšinio lyga. Naudingiausiais krepšininkais kiekvienoje rinktinėje tapo Vilniaus krepšinio lyga Edgaras Matusevičius, Švyturio Kauno krepšinio lyga Aidas Makūnas ir neprofesionalioji Baltarusijos krepšinio lyga NBL Nikolai Fakėjus. Dar kartą dėkojame gausiems mūsų šventės rėmėjams – Druskininkų Hermiui, Druskininkų vandens parkui, Spaustuviai Diremta, Basket News LT, Švyturiui, Geras FM, Top Sport, Focus Pizza, Viešbučiui Gale ir Sportikus LT.